Mini, Air, Mavic, Inspire. Ką iš tikrųjų reiškia šie dronų pavadinimai. Iš pirmo žvilgsnio didžiai dronai gali atrodyti panašus, bet iš tiesų kiekviena serija turi labai aišku vaidmenį. Ir kai tai suprantame, visas dronų pasaulis staiga tampa daug paprastesnis. Pradėkime nuo mini serijos. Tai lengviausi didžiai dronai ir yra skirti tiems, kurie nori pradėti pilotuoti. Kelionės, šeima, kasdieniai vaizdai, paprastas valdymas ir minimalūs formalumai. Būtent dėl to mini dažniausiai tampa pirmuoju dronu, kurį pasirenka žmogus. Toliau Air serija. Jis skirta tiems, kuriems mini jau nebeužtenka. Air dronas jau gali tapti kasdieniu darbo įrankiu. Ypač tiems, kurie domisi fotografija ar nori daugiau kūrybinės laisvės su antruoju objektyvu, bet vis dar ieško balanso tarp dydžio ir galimybių. Mavic serija tai dronai rimtiems kūrėjams ir filmuotojams. Čia dronas yra pilnavertė darbo priemonė, su kuria filmuojami komerciniai projektai ir siekiama skirtingų vaizdo perspektyvų, maksimalios kokybės bei patikimumo. Taip pat yra išskirtiniai modeliai turintys savo atskirus pavadinimus. Pavyzdžiui, Neo tai mažas dronas su daugybė autonominių funkcijų ir skirtingais valdymo būdais, skirtas paprastam ir greitam turinio fiksavimui. Kitas pavyzdys – Flip serija. Sulankstomas dronas su propelerių apsaugomis, orientuotas į keliones ir saugų, lengvą naudojimą. Išskirtinė serija yra Avata. Didžiai FPV dronas skirtas skraidyti su akiniais ir matyti pasaulį tiesiai iš drono perspektyvos. Ir galiausiai Inspire. Tai profesionalams skirta serija orientuota į kino industriją. Sudėtingesnis valdymas, didesni gabaritai, bet kartu ir aukščiausia vaizdo kokybė bei maksimalus lankstumas. Lietuvoje tokių dronų kiekį galima suskaičiuoti ant rankos pirštų. Išsisaugokite šitą video, pravers, kai reikės rinktis pirmą ar kitą droną.